Ok, tai visus kviečiu ant kilimėlio. Atsisėskite ant blokelio ir mes pradėsime tokią kaip įžanginę įvadą prieš mūsų praktiką. Atsisėskite patogiai, galite atsisėsti ant blokelio ar knygos ir sukryžiuoti kojas priešais save. Galite taip pat atsisėsti ant kulnų, tai reiškia sulenkėte kelius ir atsisėdate ant kulnų. Man ši poza maloni pradėti būtent jogos praktiką, kada aš leidžiu savo kūnui išsitiesti pilnai ir leisti orui keliauti į mano plaučius lengvai, nevaržomai. Užmerkite akis ir tiesiog leiskite savo kūnui susipažinti su vidiniu pasauliu. Leiskite savo mintims nusėsti jūsų galvoje. Normalizuokite kvėpavimą. Tiesiog raskite tą balansą tarp savęs, minčių, kvėpavimo bei kūno ir žinoma jogos kilimėlio. Tai jūsų oazė, tai jūsų namai, tai jūsų saugumo vieta, ten, kur jūs jaučiatės laisvi ir nuo nieko nepriklausomi. Esate savo patys valdovai. Įkvėpkime visi kartu per nosį. Padarykite burną ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sudėkite rankas į maldos pozą priešais krūtinę. Ir pradėsime šią praktiką su garsu OM, tuo universal garsu, visatos garsu, kuris atsirado pirmas mūsų sistemoje. Taip yra manoma. Tai įkvėpkite per nosį. OM. Nuleiskite rankas ir išlaikykite akis užmerktas. Dabar šiuo metu gal norite savo nuteikti kažkokį tai tikslą šios praktikos, kurios metu jūs savo energiją norėsite perteikti tam, kuriam labai reikia. Galbūt savo artimam žmogui, draugui pažįstamui, galbūt gyvūnui. Gali būti žodis, nebūtinai kažkoks tai gyvas asmuo ar gyvūnas. Taip pat galite tai dedikuoti savo, gilinti savo žinias praktikoje. Tiesiog turėkite tą užsibrėžtą tikslą, kuriuo jūs norite keliauti ir tobulėti, bet tuo pačiu dalintis tuo gražiu gėriu, energija su kitais. Taigi patraukite nuogelį, jeigu sėdite ant jo, ir atsigulkite ant kilimėlio. Galite paleisti jau trečią kūrinį. Ir kai jau atsigulsite ant kilimėlio, turėkite dirželį šalia savęs. Pakelkite dešinę koją į viršų ir sulenkite per kelį. Pritraukite kelį kuo arčiau krūtinės. Kojų pirštus įtempkite. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Nepamirškite, kad jogos praktikoje mes naudojame ujjayi kvėpavimą, tai yra tas įsivaizduojamas bangų ošimas mūsų gerklėje, kurį mes sukuriame. Tai įsivaizduojate, kad įkvėpėte per nosį su garsu H ir iškvėpėte per nosį su garsu H. Tai pabandykite įsivaizduoti ir praktikuokite. Įkvėpkite su H per nosį ir iškvėpkite su H per nosį. Dar kartelį įkvėpkite su H
Ir iškvėpkite su H. Ir taip kvėpuokite visą praktiką, visą tą valandą. Dabar ištieskite koją ir juoskite dirželiu pėdą. Taip, kad galėtumėte pilnai ištiesti koją viršų. Pėda sulenkta į save ir kūną stenkitės kelti kuo aukščiau į dangų. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Čia mes dirbame būtent galinių kojų raumenų srityje, pažadiname tas gilias vietas, sustabarėjimus, tampame šiek tiek sausgyslės raiščius, suteikiame erdvės tarp būtent mūsų sąnarių bei kaulų. Ir jeigu galite šiek tiek koją dabar lenkite į save, turite jausti tokį tempimą būtent galinės kojos dalyje. Ir tiesiog tokiais mažais pulsavimais pulsuokite, judinkite koją į save ir nuo savęs. Kairė koja pilnai ištiesta ant žemės. Ir stenkitės galbūt įtempti kojų pirštus kairėje pusėje, būtent tam, kad jums leistų išlaikyti tą tokį stabilumą pozoje, kad jūs nesviruotumėt, nes jeigu koja bus atpalaiduota, tiesiog galbūt bus sunku išlaikyti tą balansą nors ir gulint. Dabar koją lenkite nuo savęs į išorinę dalį, prilaikykite dirželiu, o su kaire ranka prilaikykite būtent kairįjį klubą, kad jis nekiltų nuo žemės. Tai nesvarbu, kiek ta koja palinks į šoną, tiesiog juskite, kad jūs esate pilnoje kontrolėje su klubu, kad jis yra nepakilęs, o pilnai padėtas ant žemės. Ir išlaikykite abi kojas pilnai ištiestas. Dar kartelį įkvėpkite. Kūnas gali pradėti drebėti, tai yra normalu, dėl to, kad tik tais mes žadiname dabar vis dar miegantis. Gerai, sekančiu įkvėpimu pakyla koja aukštyn, atpalaiduojame dirželį ir sulenkiame kelią. Vėl pritraukiame prie krūtinės ir dabar pakeliame galvą link kelio. Ir padedame galvą žemyn, koją ištiesiame ant kilimėlio. Pakartojame viską kairėje pusėje. Pakyla koja, sulenkiame per kelį ir traukiame prie krūtinės, galva padėta ant žemės. Kirkšnių srityje galbūt galite jausti šiek tiek tokį tempimą taip pat. Tai yra normalu, kadangi mes, kaip ir minėjau, dabar tik tais budiname kūną. Paėmė dirželį, ištiesiame koją, sulenkiame pėdą ir apjuosiame dirželiu pėdą. Ir ištiesiame ją pilnai. Koja, pėda sulenkta į save, kūnas kyla aukštyn. Pabūname tokioje pozoje, keletą kvėpavimų ir šiek tiek papulsuojame į save. Kaip ir minėjau, turit justi tempimą būtent šitoje srityje. Dabar koją lenksime į šoną, į kairį šoną, į pilnai ištiesta ir atkreipiame dėmesį, kad dešinysis klubas nekiltų nuo žemės, tai jį prilaikome dešinę ranką. Ir čia turėtų kūnas šiek tiek drebėti, kas yra normalu. Stengiamės paimti visus raumenis. Įkvėpus koja grįžta atgal, iškvėpti, atpalaiduojame nuo dirželio, sulenkiame per kelį ir pritraukime prie krūtinės, tuo pačiu metu pakyla galva nuo žemės link kelio. Nuleidžiame galvą žemyn ir ištiesiame koją. Šiek tiek pasupame klubus į vieną pusę ir į kitą. Galbūt norite pajudinti kojas, kad atpalaiduoti ją nuo tampros. Sulenkite kelius į krūtinės pusę, galvą prie kelių.
ir tokie savo susigūžimai į kamuolėlį. Tuomet suėmėte rankas už šlaunų galinės dalies ir pasisupus, kaip supynė pirmyn ir atgal. Ir atsisėdate ant kilimėlio, pasukate kojas atgal į stalo pozą. Į stalo pozą. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų rankos yra vienoje linijoje su pečiais. Klubai taip pat vienoje linijoje su keliais. Ir mes tiesiog stumiame kilimėlį nuo savęs, taip, kad mūsų nugara tiesiog pasidarytų kaip balionas, išsiriestų į viršų. Tuomet ištiesiame dešinę koją, pilnai, įtėme kojos pirštus, nuleidžiame, pakartojame kairėje pusėje. Dabar ištiesiame dešinę ranką į priekį, nuleidžiame, ištiesiame kairę ranką į priekį. Dabar ištiesiame dešinę koją, atsiprašau, ir kairę ranką. Ir išbūname čia keletą kvėpavimų. Kojos pirštai įtempti. Ir jaučiame tokį tempimą į priešingas puses. Nuleidžiame ranką ir koją, pakartojame kitoje pusėje. Kairė koja išsitiesia, dešinė ranka išsitiesia. Kojų pirštai įtempti. Ir jaučiame tokį tempimą į abi priešingas puses. Žiūrime žemyn. Dar kartelį įkvėpkite, nepamirškite udžai kvėpavimą. Nuleiskite ranką ir koją. Iš čia keliaujame į šuns pozą. Galva žemyn. Praktikos metu galbūt minėsiu šuo žemyn. Ir jeigu bus šuo galva aukštyn, tai bus galva šuo aukštyn. Tai šuo žemyn, šuo žemyn. Šuo aukštyn, šuo aukštyn. Čia dabar įsivaizduojamais pedalais minkome pėdas, suaktyviname būtent raumenis šiose srityse. Pirštai plačiai rankų išskleisti. Ir prisiminkite, kad smilius bei nykštys turi spaustis pilnai į kilimėlį. Jis neturi pakilti, kad svoris būtų vienodas tiek išorinėje, tiek vidinėje plaštakos dalyje. Ir taip pat turime atkreipti dėmesį į pėdas. Lygiai tas pats. Šuns pozoje mes turime atkreipti dėmesį į savo klubus, kurie turi keliauti aukštyn ir atgal. Rankos vienoje linijoje su ausimis. Žiūrime į viršų pro kojas. Jeigu sunku ištiesti pilnai kojas, galite šiek tiek sulenkti per kelius. Ir praktikos eigoje aš manau, kad kada jūsų kojos jau prasitampys, galėsite jas ir pilnai ištiesti. Taip pat atkreipkite dėmesį į pečius, jie turi būti nuleisti. Nepakelti prie ausų, o nuleisti. Pilvas įtrauktas ir kvėpavimas udžai. Keliame mažai žingsneliais į priekį kilimėlio. Pėdas šiek tiek praskieskite klubų plotyje, suimkite alkūnes ir tiesiog papulsuokite žemyn ir aukštyn, tokiais mažais pulsavimais. Jeigu sunku pilnai ištiesti kojas, šiek tiek jas sulenkite. Jauskite savo kūną, klausykitės jo. Nereikia peržengti ribų. Kūnas po truputėlį atsidarys ir leisis būti valdomas į lankstumo pozas ir panašiai. Dabar pasisukite kaip supynė į vieną pusę ir į kitą. Išlaikykite pėdas stabilias ant žemės. Nuleiskite ranką žemyn ir su iškvėpimu kylame aukštyn. Galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Pečiais kylame prie ausų, ratukai žemyn.
Kyla rankos į viršų įkvėpti. Suėmame pirštus ir ištempiame tiesiai į viršų ir žiūrime aukštyn. Pilvas įtrauktas. Pėdos tiesiog prisiklijavusios prie kilimėlio. Nuleidžiame ranką žemyn. Ir tokiais tūpsniais supuojamės rankomis. Dar kartelį. Sulenku šiek tiek per kelius. Ir ištiesti kojas. Rankos viršun, keliauja žemyn, keliai susilenkia. Rankos už nugaros, kojas išsitiesia. Nuleidžiame rankas palei šonus. Ir pradėsime mūsų saulės sutikimo kartu, kuris yra saulės sutikimas A. Atkreipiame dėmesį, kaip mes norime išlaikyti savo pėdas. Pėdas galite sujungti per pirštus ir turėti šiek tiek nedidelį tarpelį tarp kulnų. Galite jas suglausti pilnai, tai kulnis ir pirštai suglausti, arba tiesiog atsistoti klubų plotyje. Raskite, kas jums yra patogiau. Ir čia turime atkreipti dėmesį, kad mūsų keliai turi būti pilnai pakelti, pilvas įtrauktas, dubuo pakeltas, sėdmenys pajungti, nugara pilnai ištempta ir ištiesta, rankos palei šonus, pirštai išskleisti. Delnai žiūri į priekį. Kaklas atpalaiduotas, pečiai nuleisti, žiūrime tolyn. Galva tiesiog veržiasi į viršų. Tai mūsų ta čakra, kuri keliauja į dangų. Įkvėpus, rankos keliauja į viršų, pilnai ištiestos. Leidžiamės žemyn, iškvėpti. Įkvėpus, pusiau keliamės, žiūrime į tolį, nugarą išsitiesia pilnai. Iškvėpti į lentos pozą. Klubai žemyn negu pečiai. Įkvėpti, pasiruošti. Čia dabar atkreipsime dėmesį į alkūnes. Keliai nusileidžia. Alkūnės lenkiasi atgal, krūtinės makras leidžiasi žemyn, žiūrime tolyn. Lenkamės į priekį, pėdos atsipalaiduoja, kilame aukštyn, įkvėpti, žiūrime aukštyn. Šuo aukštyn. Iškvėpus į pozą šuo žemyn. Vėl čia atkreipiame dėmesį į savo pėdas, plaštakas, sėdmenis. Pilnai delnai suklijuoti su kilimėliu kaip ir pėdos. Asta banda yra rankos, para banda yra kojos, pėdos. Pilvas įtrauktas, sėdmenis aukštyn ir atgal. Rankos pilnai ištiestos per alkūnes. Kaklas atpalaiduotas bei pečiai. Žiūrime aukštyn. Nepamirškite udžai kvėpavimo, kuris yra labai svarbus. Išsinkronizuojasi kartu su judesiais ir leidžia mums išbūti stabiliais bei kontroliuoti savo nervinę būseną. Mažai žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia pilnai, tempiasi tolyn ir žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpus, rankos keliauja aukštyn. Žiūrime į nykščius, tai mūsų drišti. Nuleidžiame rankas palei šoną. Dar kartelį įkvėpti, rankos keliauja viršų, drišti į mūsų nykščius. Leidžiame žemyn, iškvėpti. Galite sulenkti kelius, jeigu sunku, ištiesti pilnai kojas. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia pilnai, žiūrime tolyn. Iškvėpti, keliaujame į lentos pozą. Sėdmenys žemiau negu pečiai. Atkreipiame dėmesį į alkūnes, kai leisime žemyn. Įkvėpti, pasiruošti. Keliai leidžiasi žemyn. Alkūnės atgal lenkiasi, krūtinės makras žemyn, žiūrime tolyn. Įkvėpti. Slenkamės į viršų. Šuo aukštyn. Iškvėpti. Vaiko poza. Rankos pilnai ištiestos priešais save. Sėdmenys nusileidžia į kūnų pusę. Rankomis keliaujame į dešinę pusę ir jaučiame tokį nedidelį tempimą kairėje pusėje, kur mūsų šonkuliai.
Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į kilimėlio vidurį ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus rankos keliauja į kairę pusę. Jaučiame tempimą dešinėje šonkaulių pusėje. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į kilimėlio vidurį priešais save. Iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame. Iškvėpus sėdmenys keliauja aukštyn, šuo žemyn. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpus kulnis keliauja aukštyn. Iškvėpus žingsnis į priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, nugara įsitempia ir įsitiesia, žiūrime tolyn. Rankos gali būti ant blauzdų arba ant žemės. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos keliauja į viršų. Žiūrime į nykščius, tai mūsų gėjai, tai mūsų driežti. Rankos nusileidžia žemyn, iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti leidžiame žemyn. Gal jau galite ištiesti kojas, jeigu sulenkus buvote prieš tai. Įkvėpti. Pusiau keliamės, išsitiesia nugarą, žiūrime tolyn. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti, galbūt norite atlikti čaturangą. Tai alkūnės atgal lenkisi, žiūrime tolyn. Įkvėpus. Kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpus. Šuo žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dabar šiek tiek sumažinkite atstumą, būtent šuns pozos, gal per žingsnių. Ir dešinė ranka keliauja į kairę blauzdą, kurią mes bandysime apimti ranka. Ir įkvėpus, sukamės į kairę pusę ir žiūrime per kairį petį aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtame atgal į pradinę būseną. Iškvėpti. Įkvėpus, kairė ranka apima būtent mūsų kulkšnį. Dešinę pusę ir žiūrime per dešinį petį aukštyn. Iškvėpti. Stengiamės išlaikyti klubus neutralioje būsenoje, bet tiesiog sukasi per stuburą, apatinė nugaros dalis. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Ranka keliauja atgal, įkvėpti. Iškvėpus žingsnis į priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara išsitiesia, žiūrime tolyn, iškvėpti, leidžiame žemyn. Svoris keliauja į priekį, taip ant tiesiog kojų pirštų. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų. Iškvėpti, rankos palei šonus. Kėdės poza. Įkvėpti, leidžiame žemyn sėdmenimis, rankos išsitiesia priešais save aukštyn ir žiūrime aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės, drižti į priekį. Iškvėpus, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti arba čaturanga, keliai smakra žemyn. Įkvėpti, kobra arba šuo aukštyn.
Iškvėpti kobra, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpus, žemas įtūpstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, sėdmenis keliauja atgal. Dešinė koja išsitiesia, rankos nusileidžia. Įkvėpti, rankos aukštyn, žemas įtūpstis. Iškvėpti, sėdmenis atgal. Dešinė koja išsitiesia, rankos leidžiasi žemyn. Dar kartelį įkvėpti, žemas įtūpstis, rankos aukštyn, žiūrime aukštyn, iškvėpti, sėdmenis atgal, dešinė koja išsitiesia, rankos žemyn. Įkvėpti, žemas įtūpstis, iškvėpti, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn, krūtinė pakelta, pečiai nuleisti, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpus, žemas įtūpstis. Pakartojame viską kairėje pusėje. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpus, rankos keliauja žemyn, sėdmuo atgal, koja išsitiesia. Įkvėpti, žemas įtūpstis, rankos aukštyn. Iškvėpus, sėdmenis atgal, kairė koja išsitiesia, rankos žemyn. Dar kartelį, įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, sėdmenis atgal, kairė koja išsitiesia, rankos leidžiasi žemyn. Įkvėpti, žemas įtūpstis, rankos aukštyn. Rankos leidžiasi žemyn, lentos poza, iškvėpti. Pasiruošti, įkvėpti. Iškvėpus, čaturanga. Įkvėpti, kobra arba šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpus, nuleidžiame kelius. Vaiko poza, rankai susitiesia priešais save. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Grįžtame į stalo pozą. Atliksime katės ir karvės pozą. Įkvėpus, leidžiasi pilvas žemyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpus, pikta katė, mes taip vadiname, žiūrime tarp šlaunų aukštyn. Įkvėpti, pilvas leidžiasi žemyn, galva į viršų. Rankomis stumėmės nuo kilimėlio. Iškvėpus, išsiriečiame. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpus, pasiruošiame. Iškvėpus, šuo žemyn. Įkvėpti, kulnis kyla. Iškvėpus, keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės. Rankos gali būti ant blauzdų arba ant kilimėlio. Iškvėpti žemyn. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, atsistoti. Kalno poza. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja kyla aukštyn. Iškvėpus, aukštas įtūpstis. Įkvėpus, rankos aukštyn. Atkreipiame dėmesį. Rankos keliauja pirmyn, iškvėpti ir atgal. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, priekį ir atgal. Dar kartelį aukštyn. Įkvėpti, iškvėpus į priekį, rankos leidžiasi žemyn ir atgal. Įkvėpti ir iškvėpti, leidžiamės į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra, iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja kyla aukštyn.
Aukštas įtupsnis. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti, cirkuliuojame rankomis. Pirmyn ir atgal. Įkvėpti rankos aukštyn. Cirkuliuojame. Iškvėpti priekį, žemyn ir atgal. Dar kartelį įkvėpti. Galinė koja pilnai ištiesta. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti. Šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpkite giliai. Iškvėpus nuleiskite kelius žemyn. Vaiko poza. Galite sulenkti rankas per alkūnes ir tiesiog keletą kvėpavimų užsibūti čia. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Nepamirškite tą udžą įkvėpavimą, jis labai yra svarbus. Bet jeigu jūsų kvėpavimas sutriko, labai nepergyvenkite, tai ateis natūraliai su laiku praktikuojantis. Sekančių įkvėpimų grįžtame į stalo pozą ir iškvėpti. Įkvėpus, ištiesiame dešinę koją atgal, kairė ranka į priekį. Įkvėpti, iškvėpus sulenkiame kelią ir alkūnę ir tiesiog sujungiame per viduriuką. Įkvėpti, ištiesiame, iškvėpti, sulenkiame per kelią ir alkūnę, per viduriuką susijungia. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, nuleidžiame ranką ir koją ant žemės. Kita pusė. Įkvėpti, kairė koja įsitiesia bei dešinė ranka. Iškvėpti, sulenkiame kairę koją ir alkūnę dešinė, susijungia per vidurėlį. Įkvėpti, ištiesti, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti, nuleidžiame ranką ir koją žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti giliai, iškvėpti. Sėdmenis aukštyn, smilius bei nykštys spaudžiasi į kilimėlį. Galbūt jau galite pilnai ištiesti kojas ir jų kulninius tiesiog pasiekti kilimėlį. Įkvėpkite, iškvėpus keliaujame į kilimėlių priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpus kėdės pozą, iškvėpus atsistoti. Turėtumėte jausti jau šilti tokia. Gerai, įkvėpti, kėdės pozą. Ir čia užsibūname keliems kvėpavimus. Įkvėpti, sėdmenys keliauja žemyn, krūtinė į priekį, stenkitės neišriesti nugaros. Rankos pilnai ištiestos, nesvarbu, kur jos yra, bet stenkitės jas kelti kuo aukščiau, vienoje linijoje su ausimis. Įkvėpti, pirštai suimame, ištiesiame priešai save, nusileidžiame į pusiau kėdės pozą. Sėdmenis atgal, krūtinė keliauja į priekį, jaučiame tą tempimą į priešingas puses. Keliai sujungti ir kvėpuojame. Įkvėpti, iškvėpus, nuleidžiame rankas žemyn. Pėdas praskieskite, jeigu jos buvo sujungtos. Įkvėpkite, pusiau keliamės. Iškvėpus, suėmame alkūnes ir leidžiame žemyn. Sėdmenis kyla aukštyn ir galva leidžiasi žemyn. Jaučiame tempimą galinėje kojos dalyje. Neatsipalaiduojame šioje pozoje, o pajungiame raumenis. Pėdomis spaudžiamės į kilimėlį, tarsi norėtume pasipriešinti. Ir krūtinės ląsta keliauja į kilimėlio, tiesiog į kelių pusę, galva keliauja į kilimėlio pusę. Jaučiame tokį tempimą. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, nuleidžiame rankas, iškvėpus lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti kobra arba šuo aukštyn,
Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpus į aukštą įtūpsį. Įkvėpti rankos aukštyn. Erelio rankos. Kaip ir minėjau prieš tai. Tai dešinė ranka keliauja per priekį ir apjuosia kairę ranką. Atkreipkite dėmesį į dubenį. Mes nenorime palinkti į priekį per daug arba atgal. Tiesiog paimkite raumenis dubens. Rankas stenkitės nuo savęs atitraukti, kad jos būtų 90 laipsnių kampu per alkūnes. Įkvėpti kairė koja pilnai ištiesta, kulnis pakeltas į viršų. Dešinė koja sulenkta per kilieną, 90 laipsnių kampu. Įkvėpti. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti. Rankos nusileidžia. Į lentos pozą. Iškvėpti. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti vaiko pozą. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Paimame dirželį. Už nugaros rankos suimame dirželį. Galva nusileidžia. Rankos kyla aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Atpalaiduojame dirželį. Ir paleidžiame jį ant žemės. Rankos keliauja į priekį. Pasiruošime šuns pozą. Įkvėpti sėdmenis aukštyn ir iškvėpti. Kairė koja keliauja viršų. Įkvėpti. Aukštas įtūpstis. Iškvėpti. Įkvėpti rankos aukštyn. Erelio poza. Dabar apimame kairę ranką aplink dešinę. Ir čia atkreipkite dėmesį, kad mūsų alkūnės būtų 90 laipsnių kampu. Taip pat priekinis kelias 90 laipsnių kampu. Dešinė koja pilnai ištiesta, ištempta. Kulnis į viršų. Įkvėpti, dubuo pajungtas. Ir iškvėpti. Įkvėpti, žiūrime į priekį, surandame taškelį tą mūsų dirištį. Iškvėpti. Įkvėpti, leidžiame žemyn. Iškvėpti. Įkvėpti, rankos leidžiasi žemyn. Iškvėpti, lentos pozą. Pasiruošėme įkvėpti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti vaiko pozą. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Paimame dirželį vėl už nugaros. Galva nusileidžia. Sėdmenis pakyla aukštyn. Rankos virš galvos. Įkvėpti. Pilvas įtrauktas ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Kiekvieną kartą iškvėpus norite rankas leisti virš galvos žemyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Atpalaiduojate atsargiai rankas, patraukite dirželį. Rankas ant žemės. Įkvėpti pasiruošti. Šuo žemyn iškvėpti. Įkvėpti sumažiname distanciją. Būtent šuns pozoje žemyn. Ir kaip jau darėme pradžioje, dešinė ranka apjuosia kairę koją apatinę dalį. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti, žiūrime per kairį petį aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį žiūrime aukščiau vis. Klubai išlieka vienoje pozoje, tiesiog sukasi apatinė nugaros dalis. Įkvėpti. Ir krūtinė į viršų. Iškvėpti. Įkvėpti, atpalaiduojame, ranka keliauja atgal. Ant kilimėlį iškvėpti. Kartuojame kitoje pusėje. Įkvėpti, kairė ranka apima kairę apatinę, dešinę apatinę koją. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti, žiūrime aukštyn per dešinį petį. Sėdmenis išlieka neutralūs. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu vis pasukame apatinę nugarą į krūtinę į viršų. Iškvėpti.
Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpus, kairė ranka keliauja atgal ant kilimėlį. Ir dabar toks įtupstis. Sėdmenis atgal link kulnų. Ir čia užsibūname šiek tiek. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Sėdmenis keliauja aukštyn, iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, kulnas aukštyn, sėdmenis leidžiasi žemyn, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti, šuns poza. Įkvėpti. Iškvėpus sulenkiame kelius, sėdmenis prie kulnų. Įkvėpti, šuns poza žemyn, iškvėpti. Įkvėpti, kulnas aukštyn, žingsnelis keliaujame į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Vėlgi naudojame dirželį, kurį statome po pėdomis. Apimame kraštus dirželio. Įkvėpti, krūtinė kyla aukštyn į pusiau, žiūrime tolyn. Iškvėpus leidžiamės žemyn. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų alkūnės dabar lenktųsi į šonus. Sėdmenys keliauja aukštyn ir mūsų svoris keliauja į priekį. Tarsi norėtų kulnis pakilti, bet mes pėdomis spaudžiamės į kilimėlį, taip neleisime kulnims pakilti. Leidžiame krūtinės ląstą arčiau kelių, galva taip pat keliauja žemyn. Atskirkite pečius taip, kad nesusidarytų raukšlė būtent šitoje dalyje. Mes nenorime šitokios pozos, mes norime, kad pečiai atsiskirtų. Ir įsitiestų būtent tą vietą. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpus, pusiau pasikeliame, atpalaiduojame dirželį, ištraukiame iš po pėdų. Ir iškvėpti, apimame alkūnes. Pasisukame į vieną pusę ir į kitą. Į vieną ir į kitą. Kylame aukštyn, galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų. Iškvėpus keliaujame žemyn. Dar kartelį įkvėpti, keliaujame į viršų. Iškvėpus keliaujame žemyn. Įkvėpus, rankos keliauja į viršų. Iškvėpus keliaujame žemyn. Įkvėpus pusiau keliamės. Žiūrime tolyn, kai mūsų drišti. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, četuranga, alkūnės leidžiasi atgal. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja viršų, pirštai tempti. Iškvėpus, aukštas įtupstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Kartojame, erelio pozą rankose. Dešinė apjuose kairę ranką. Įkvėpti ir iškvėpti. Galinė koja pilnai ištiesta. Dešinė koja sulenkta per kelį 90 laipsnių kampu. Įkvėpti. Stengiamės pakelti galinę koją į viršų į kovotojo pozą numeris 3. Įkvėpti ir iškvėpti. Pirštai sulenkti save kojų. Įkvėpti. Iškvėpti, statome atgal į aukštą įtupstį. Įkvėpti, rankos aukštyn, iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, četuranga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti, šuo žemyn. Kairė koja keliauja viršų, įkvėpti, aukštas įtupstis, iškvėpti. Įkvėpti, rankos aukštyn, iškvėpti, kairė ranka, apjuose dešinę ranką. Erelio poza rankose. Dešinė koja pilnai ištiesta. Kairysis kelias sulenktas 90 laipsnių kampu. Dubuo pajungtas. Įkvėpti, pasiruošti. Karys numeris 3.
Kyla dešinė koja aukštyn, pėda sulenkta, kulnas kyla aukštyn, žiūrime žemyn, krūtinė šiek tiek pakelta. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpus nuleidžiame koją į aukštą įtupstį. Rankos pakyla aukštyn, iškvėpus leidžiamės į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti pusiau keliamės, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja kyla į viršų, iškvėpti, statomės į aukštą įtupstį. Nuleidžiame kairį kelią žemyn, įkvėpti. Rankos į viršų, maldos poza priešais krūtinę, sukomės į dešinę pusę taip, kad alkūnė kairė atsirastų išorinėje kelio dalyje. Įsitempiame, išsitiesiame ir žiūrime aukštyn. Galime išbūti čia tokioje pozoje. Jeigu norite challenge'o, ištieskite kairę koją ir žiūrėkite aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, nuleidžiame kairį kelią atgal, padedame rankas ir į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti, čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Kairė pusė, keliame kairę koją aukštyn, žemas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti maldos pozą priešais krūtinę. Įkvėpti, sukomės į kairę pusę taip, kad dešinė alkūnė atsirastų išorinėje kelio dalyje. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti, žiūrime aukštyn. Galite ištiesti kairę dešinę koją, ištiesiame nugarą ir žiūrime aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpus rankos leidžiasi žemyn. Įkvėpti lentos pozą, iškvėpti, keliai leidžiasi žemyn, vaiko pozą. Įkvėpkite giliai per nosį, nepamirškite udžai kvėpavimą. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Sekančiai kvėpimui pasiruošėme. Iškvėpti sėdmenis keliauja aukštyn, šuo žemyn. Įkvėpti dešinė koja į viršų. Iškvėpti aukštas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti rankos žemyn ir kairė koja kyla aukštyn. Tai būtų stovintis špagatas, galima sakyti. Įkvėpti, krūtinę pasikelia, iškvėpti leidžiasi žemyn. Jeigu sunku atlikti komis padėtos ant žemės, naudojame blokelius arba knygas. Įkvėpti, krūtinė kyla aukštyn, iškvėpti žemyn. Įkvėpti aukštyn, iškvėpti žemyn. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpti, aukštas įtupstis. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn arba kobra, iškvėpti šuo žemyn. Kartojame kitoje pusėje. Įkvėpti kairė koja aukštyn, iškvėpti, aukštas įtupstis. Naudojame blokelius arba rankos ant žemės. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti rankos ant blokelį ar kilimėlio. Įkvėpti dešinė koja aukštyn, iškvėpti krūtinę žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės, iškvėpti. Įkvėpti, suaktyvuojame pakeltą koją, pirštai tempti, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, statome koją atgal į aukštą įtupstį, iškvėpti. Įkvėpus rankos aukštyn, iškvėpti čaturanga.
Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti vaiko pozą. Rankos ištiestos priešais save. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite, kylame aukštyn. Į šuns pozą veidu žemyn, iškvėpti. Įkvėpti, keliaujame kilimėlio priekį. Sėdmenis nuleidžiame ant kilimėlio. Kojas pilnai ištiesame priešais save. Pėdos sulenktos į save. Vėlgi galime naudoti dirželį, nes lenksimės į priekį. Vėlgi aktyvuosime mūsų nugarinę kojų dalį. Įkvėpti rankos į viršų, nugara išsitiesia į viršų, krūtinė pakelta. Iškvėpus leidžiame žemyn. Jeigu galite apimti pėdas rankomis, tuomet nenaudokite dirželio. Jeigu reikia dirželio pagalbininko, apjosime pėdas dirželiu ir leidžiame krūtinę žemyn. Įkvėpkite, jauskite tempimą būtent nugarinėje kojų dalyje. Per kelius spauskite žemyn, kad keliai nepakiltų. Jeigu sunku išbūti tokią būseną, tai tuomet sulenkite kelius. Ir giliai kvėpuokite. Kiekvieną kartą iškvėpus vis norite lenkti žemyn ir žemyn. Dar kartelį kvėpkite ir iškvėpkite. Atpalaiduokite dirželį arba pėdas rankomis ir pakilkite aukštyn. Sulenkite dešinę koją atgal. Vėlgi, atkreipkite dėmesį į savo būtent kelius, nes tai yra labai jautri zona, kur yra lengvai pažeidžiama. Tiesiog naudokite kūną taip, kad galėtumėt nejausti to tokio skausmo, kažkokio diskomforto. Tai kadangi man irgi tokia problema yra, aš negaliu labai arti pritraukti, tarkim, kelius prie savo kojos, tai aš jas šiek tiek patraukiu iš šoną, bet naudoju blokelį būtent išorinėje kairės pusėdmenų pusėje, kad tiesiog aš nepasvirčiau ir nenukriščiau iš tos pozos. Taigi čia pakils rankos aukštyn, nugara vėl įsitempia į viršų, iškvėpus leidžiame žemyn, kairė pėda palenkta į save. Įkvėpti ir iškvėpus vis leidžiame žemiau. Pilnai koja ištiesta. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu atsipalaiduojame. Iškvėpus pakylame aukštyn. Dabar grąžiname dešinę koją į priekį, sulenkime per kelią ir pastatome pėdą ant žemės. Vėlgi čia galime išlaikyti kairę koją pilnai ištiestą arba sulenkti atgal ir tuomet nuleisti dešinį kelieną ant žemės. Tai galite būti šitokioje pozoje arba galite būti šitokioje pozoje. Jeigu darome kartu, galbūt darykime šitaip. Sulenkėme kairę kelieną atgal, dešinę kelieną į dešinę pusę ir pėdą į vidinę būtent kairės šlaunies dalies. Rankos kyla į viršų, įkvėpti, sukamės į dešinę pusę, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Jeigu sunku tokiai pozai išbūti, galite atlikti, kaip ir minėjau prieš tai, ištiesus kairę koją, pėda palenkta į save, dešinė koja sulenkta per kelį, įkvėpti rankos aukštyn, kairė alkūnė keliauja į išorinę dešinės pusės kelio ir žiūrime atgal. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus, sukamės į priešingą pusę, tiesiog išlaisvinti šitokią įtampą. Ir pilnai kojas ištieskite priešais save.
Dabar kils rankos vėl į viršų. Ir nusileis žemyn, palei klubus. Čia mes turime atkreipti dėmesį, galite naudoti blokelius, jeigu sunku pasiekti žemę. Kad pėdas būtų sulenktas į save, suglaustos, kojos sukibimas stiprus su kilimėliu, tai reiškia ne pakilimas, kad nebūtų jokių tarpų, o tiesiog spaudžiatės kojomis į kilimėlį. Nugara išsitiesia, krūtinė pasikelia, rankomis spaudžiate arba ant kilimėlio, taip, kad krūtinė galėtų dar aukščiau pakilti, arba naudojate blokelius, knygas šalia sėdmenų, klubų ir spaudžiatės delnais į apačią, taip, kad krūtinė pakiltų ir rankos pilnai išsitiestų. Koją spaudžiate žemyn, įkvėpti ir iškvėpti. Ir čia įsikūnome keletą kvėpavimų. Įkvėpti, pajungiame dubens raumenis, sėdmenų raumenis, krūtinė pakelta, pečiai nuleisti, laisvi. Žiūrime tolyn, šiek tiek smakras nuleistas, tai mūsų dželandara banda. Įkvėpti, iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Palaiduojame. Dabar sulengiame kairį kelį atgal ir naudojame blokelį. Jeigu jums sunku išlaikyti save būtent toje neutralioj pozoje, vėl naudosite dirželį, jeigu negalite pasiekti pėdos. Įkvėpti, rankos kyla aukštyn, krūtinė išsitiesia, nugara ištempta, leidžiame žemyn. Pėda palenkta į save, kojas spaudžiasi pilnai kilimėlį, dešinė. Įkvėpus, iškvėpus leidžiamės kuo žemiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpus atpalaiduojame ir pakilame aukštyn. Vėl pakeičiame poziciją būtent kairės kojos. Tai ji arba grįžta pėda ant žemės, kelias sulenktas. Dešinė koja išlieka taip, kaip buvo, pėda palenkta į save. Rankomis kylame aukštyn. Alkūnė dešinė keliauja išorinę kelio pusę. Ir žiūrime atgal šitokioje pozoje. Arba sulenkiame dešinį kelį atgal. Kairė pėda keliauja į dešinės kojas vidinę dalį. Ir čia rankomis pakylame aukštyn ir sukamės į kairę pusę. Žiūrime atgal. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus, sukamės atgal. Ištiesiame kojas priešais save. Naudojame vieną blokelį kaip pagalbininką atlikti mums būtent tiltelio poziciją. Tai sulenkiame kelius, pėdos keliauja kuo arčiau sėdmenų. Turime blokelį arba knygutę kietu viršeliu, taip kad galėtų išlaikyti mūsų svorį. Rankos palei šonus. Ir turime sudaryti tokią pozą, kad neatsirastų tarpelio tarp nugaros ir kilimėlio. Mes turime būtent pajungti dubens raumenis. Tai reiškia, kad nusileidžia nugara žemyn ir dubuo pakyla aukštyn. Tai neatsiranda jokio tarpelio ir aš negaliu rankos įkišti tarp nugaros ir kilimėlio. Pajungiame sėdmenų raumenis. Bei pėdą spaudžiame į kilimėlį. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti, sėdmenys kyla aukštyn. Atkreipkite dėmesį, kad keliai neatsidarytų į išorinę pusę, o kaip tik mes turime įsivaizduoti, kad turime blokelį tarp šlaunų ir mes jį spaudžiame. Įkvėpti ir iškvėpti. Rankomis spaudžiamės į kilimėlį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įsivaizduokite, kad blokelis tarp šlaunų. Įkvėpti ir iškvėpti. Pakyla kulnis aukštyn, nusileidžia viršutinė nugaros dalis, vidurinė ir apatinė. Kojomis pasisupame
Į vieną pusę ir į kitą. Dar kartelį pakartosime, dabar naudosime blokelį, būtent padėti į apatinę sėdmenų dalį, čia kaip būtų žemiau nugaros, bet ne nugaros, o būtent ant sėdmenų, kur dubuo. Tai pakyla vėl, pėdas sugrąžinsime prie sėdmenų kuo arčiau, paimsime dubenį, kuris pakils aukštyn, taip išvengsime tarpo tarp nugaros ir kilimėlio, įkvėpti, kyla sėdmenys aukštyn, naudojame blokelį. Statome jį taip, kad mūsų sėdmenys nusileisti ant blokelį. Ne ant nugaros apatinės dalis, bet ant sėdmenų. Čia galite išbūti keletą kvėpavimų. Jeigu jaučiate, kad galite blokelį pakeisti kitokią poziciją, kuri aukštesnė, tuomet kviečiu dabar tai atlikti. Tik atsargiai žiūrėkite, stebėkite, kaip jaučiatės, ar nugara leidžia jums taip išsiriesti, išsikelti aukštyn. Vėl atkreipiame dėmesį savo kelius, jie neturi darytis į išorinę pusę, jo įsivaizduokite, kad turite blokelį tarp šlaunų ir jis stipriai spaudžiate. Rankos gali būti nuleistos ant žemės, delnais į apačią, arba gali būti rankos virš galvos, ištiestos pilnai, bet jauskitės, ar galite išlaikyti tą stabilią būseną. Įkvėpkite, Udžio įkvėpavimas ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Pėdomis šiek tiek keliavame arčiau sėdmenų, kylame ant pirštų galiukų, pakeliame sėdmenis aukščiau tam, kad patraukti blokelį. Nusileidžia viršutinė nugaros dalis, vidurinė, apatinė. Ir dabar suimame kelius prie krūtinės, susigūžiame į tokį kamuoliuką ir tiesiog leidžiame visai įtampai išsilaisvinti iš mūsų nugarinės dalies. Ištiesiame kairę koją priešais save, dešinė koja sulenkta. Pakeičiame. Dar kartelį. Ir dar kartelį. Pasisupame pirmyn ir atgal. Atsisėdame. Suimame dirželį. Ir pėdas pastatome ant kilimėlio, keliai sulenkti. Laikome dirželį, rankos pilnai ištiestos ir leidžiame žemyn. Tai būtų apatinė nugaros dalis, vidurinė nugaros dalis, rankos pilnai ištiestos, viršutinė nugaros dalis. Ir nusileidžiame žemyn. Kairė koja sulenkta, dešinė koja kyla aukštyn. Apjuosėme dirželį pėdą. Ištiesiame koją pilnai. Ir čia galite laikyti kojas kairę sulenktą arba ištieskite ją pilnai. Taip, kad abi pėdos būtų sulenktos į save. Koja pakelta į viršų lenkiasi į priekį, tai yra link manęs, link mano galvos. Ir galbūt aš jau galiu pakelti savo galvą ir pritraukti prie kelio kuo arčiau. Jeigu galite atlikti tai be dirželio, atlikite be dirželio. Alkūnės būtų sulenktos į išorinę pusę. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dabar suimate dviem pirštais didįjį pirštą. Galva nusileidžia. Jeigu jums tai neleidžia, naudojate dirželį, naudojate. Įkvėpus, iškvėpus, leidžiame dešinę koją išorinę dešinę pusę. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kad nepakiltų jūsų kairysis klubas. Tai kairės rankos pagalba jį prilaikome. Įkvėpti, jeigu galite tai atlikti be dirželio, o suėmus didįjį pirštą, tai naudokite šią progą. Kadangi aš neturiu daug vietos, tai negaliu koją nuleisti žemiau, bet jeigu jums išeina ją šiek tiek paleisti žemiau, tai būtinai paleiskite. Sekančių įkvėpimų grąžiname koją aukštyn, sulenkiame per kelią. Grįžta kairė
koja sulenkta pekelė prie krūtinės, vėl susigūžime į kamuoliuką ir iškvėpti. Ištiesiame dešinę koją arba sulenkiame ir pastatome pėdą ant žemės. Vėl naudojame dirželį, jeigu reikia, jeigu ne, tai galite apimti didįjį pirštą kojas ir ištiesti kairę koją viršų. Vėl lenkiame koją į savo pusę, prie galvos, stenkitės taip, kad sėdmenys nepakiltų nuo žemės ir neatsirastų tarpas tarp nugaros ir kilimėlio. Tai čia vaidmenį labai didelį vaidina dubens kaulai ir būtent mūsų pilvo raumenis. Ir lenkiame koją, kiek galime į save. Jeigu galite, ištieskite pilnai dešinę koją, abi pėdos sulenktos į save. Jeigu lengvai jaučiatės be dirželio ir galite pasiekti didįjį pirštą rankomis, tai darykite. Įkvėpkite. Leidžiame kairę koją į kairę pusę. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų dešinysis klubas nepakiltų nuo žemės. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu, kairė koja grįžta atgal, sulenkiame per kelį, grąžiname dešinę koją taip pat sulenktą per kelį prie krūtinės ir pritraukime galvą prie kelių. Dabar pasisukame pirmyn ir atgal. Vėl nuleidžiame pėdas ant žemės, pritraukime sėdmenis arčiau kulnų, rankos pilnai išsitiesia. Leidžiame apatinę nugaros dalį, vidurinę nugaros dalį, rankos pilnai ištiestos, viršutinę nugaros dalį. Ir nuleidžiame galvą žemyn. Ištiesiame abi kojas. Rankos keliauja virš galvos, išsitiesiame, išsitempiame. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite per burną su garsu. Dar kartelį, išsitempia rankos virš galvos, pirštai kojų išsitempia, įkvėpti. Galbūt norite ištraukti liežuvį ir iškvėpti. Dar kartelį, įkvėpkite, rankos išsitempia, kojos išsitempia. Iškvėpti. Rankas nuleidžiame palei šonus. Ir jei norite praktikuoti šavasaną su manimi, kartu su muzika, tai paleiskite būtent antrą kūrinį. Atsigulkite. Patraukite pečius nuo ausų. Atpalaiduokite kūną. Atpalaiduokite pėdas taip, kad jos tiesiog nusvirstų į šonus. Užmerkite akis. Ir leiskite savo mintims laisvai klajoti. Leiskitės pasidavimo būsenai. Jūsų darbas jau atliktas ir nebereikia jau kreipti dėmesį nei kvėpavimą, nei tai, kaip jūs atrodote pozoje, kaip jūs ją atliekate. Tiesiog leiskite savo kūnui paskęsti toje ramybėje, toje būsenoje. Leiskite akim paskęsti jų ertmėje. Leiskite liežuviu lengvai gulėti burnos ertmėje. Atpalaiduokite veido raumenis, kaklo raumenis, pečių. Kvėpuokite lengvai. Atpalaiduokite nugaros raumenis, pilvo zoną, apatinę kūno dalį, įtraukiant blauzdos, šlaunų bei pėdų raumenis. Atpalaiduokite viršutinę kūno dalį, krūtinę, rankas, pečius, kaklą, galvą.
Dabar šiek tiek pradėkite judinti kojų, pirštus kojų, pėdas, rankų pirštus, plaštakas. Galbūt norite sugužti pirštus į kumštį ir pilnai ištiesti pirštus. Norite pasukti pėdas ratu į vieną pusę ar kitą. Pakelkite rankas virš galvos, ištieskite pilnai, leiskite savo kūnui išsitempti. Sulenkite kelius ir pritraukite prie krūtinės. Pakelkite galvą link kelių. Ir nuleiskite pėdas ant žemės. Pasvirkite į vieną pusę. Ir atsisėskite. Galbūt norite atsisėsti ant blokelio, o gal norite nuleisti sėdmenis ant kulnų. Raskite savo patogią būseną. Galite atsisėsti į pilną lotus arba pusinį lotus pozą. Nugara ištiesta, pečiai atpalaiduoti, nuleisti. Įkvėpkite giliai per nosį. Iškvėpkite per nosį. Dar kartelį įkvėpkite per nosį. Ir iškvėpkite per nosį. Įkvėpkite giliai per nosį. Ir iškvėpkite. Sudėkite rankas į maldos poziciją priešais krūtinę. Prisiminkite apie savo tikslą, koks jis buvo šios praktikos pradžioje. Pajuskite, kaip jūsų kūnas jaučiasi dabar. Palyginkite su tą būseną, kaip jautėtės prieš pradedant praktiką. Noriu padėkoti Jums, kad kartu su manimi tęsite šią nuostabią kelionę kartu. Leidžiate man tobulėti kaip mokytojai, būtent lietuvių kalba, gimtąja kalba. Noriu padėkoti Jums už Jūsų norą, už tą atsidavimą būti kartu, mokytis tuo keliu. Ir kaip mano mokytojai sako, keep practicing and all is coming. Praktikuokis ir viskas ateis su laiku. Na, mes uždarykime šią praktiką su garsu Om. Ir būtent gale Om aš dainuosiu mantrą šanti, šanti, šanti. Jeigu norite prisijungti, galite kartu. Įkvėpkite giliai per nosį. Iškvėpkite per burną. Įkvėpkite per nosį pasiruošti. Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, peace. May all beings be happy and free. Jai. Padėkite maldos pozą rankų tarp antakių. Tai yra mūsų trečioji akis. Intuicija, tai kas mus apsaugo ir praneša. Tai, ko mes nematome, ji duoda mums signalą. Leiskime žemyn, padėkokime mamai planetai už kiekvieną gražią dieną, už tai, kad mes galime skirti laiko savo. Ačiū Jums visiems. Na, mes susitiksime kitą sekmadienį, kuris, manau, bus galbūt paskutinis šiais metais, nes sekmadienis po to bus 24 diena, kas bus kūčios, tai tikriausiai būsite visi užsiėmę gamindami žuvies patiekalus. Aš labai mėgstu, iš tikrųjų. Paskui bus 31 diena gruodžio, tai vėlgi nežinau, kaip bus, bet, na ką, mes susirašysime, pranešiu per grupę būtent privačią ir, kaip sakant,
duokite žinoti, jeigu jūs turėsite išeiginių dienų tarpe tarp 23 ir 2, tai 23 gruodžio iki 2 sausio, nes aš nedirbu ir turėsiu daugiau laisvo laiko, tai galėsiu galbūt dienos metu pravesti jums jogą, jeigu mes nepadarysime sekmadienį. Tai aš parašysiu į chatą ir duokit man žinot ir tuomet galėsime galbūt pasportuoti ne vieną ar ne 2 kartus. Gerai? Tai ką, jums gražaus savaitgalio. Būtinai pakomentuokite, kas buvo sunku šiandien. Man labai labai svarbu žinoti, nes aš nenoriu, kad jums praktika būtų neįdomi, galbūt kažkokie tai neaiškus pratimai, nežinote, kaip atlikti taisyklingai, gal nežinote, kaip kojas statyti rankas, nes man sportuojant ir aiškinti tuo pačiu metu yra labai sudėtinga, kadangi aš turiu taip pat, žinot, ir kvėpuoti ir panašiai. Ir daug minčių laksto, kadangi aš, kai vedu pamokas studijoje, aš dažniausiai nedemonstruoju ir man yra labai lengva paaiškinti, ką daryti ir tiesiog pademonstruoti gal vieną pozą ar kitą. Bet kai sportuoju kartu su jumis, šiek tiek yra daugiau iššūkio pačiai man. Bet rašykite ir aš labai su malonumu, žinokit, pasidalinsiu savo žiniomis. Tai va, na ką, iki kito sekmadienio ir įrašas bus įkeltas greitomis dienomis. Ačiū jums labai, gražaus sekmadienį. Ate!